Pikeris. Į jūs. Čia kaip aš darau, turbūt iš Pizdavos pusė Lietuvos dabar. Nieko nematau. O. Nei baltas, nei raudonas. Laukiu. Nu, patys girdi turbūt, kodėl daugiau nefilmuoju. Neįmanoma turbūt nei dėl mikrofono, nei dėl dar kažko. Pažiūrėkit, kas vyksta. Skrenda 3 antys, jau kovoja viena su kita. Nu, žuvį parodyt apsišviesim. Sveiki visi! Blet. Sveiki visi užsukę į šį kanalą. Kol mes važiuojam pabandyti žuvaut, kviečiu pažiūrėti, kas tas laimingasis laimėjęs 100 eurų vertės konkursą. Tingi čia įrašinėti ekraną, tai žodžiu, ko čia pasakyti. Copy. Random Pikeris. Jezu, dar sunku kalbėti iš ryto. Ane Vangaus. Kiek čia dalyvauja? 106 komentarai. Ir Vinė Super Archon. Tai va, sveikinu nugalėtoją. Susisiek su manim. Gali per Facebooką, Instagramą. Laiko turiu, tai dar apsižiūrim. Nu. Čia. Dar paeisiu. Čia visai maloniai. Čia jau medžiai. Nu, bet žodžiu. Atvažiavom jau, kaip matėt, į Darsūniškį. Pasėdėsim, normaliai pasėdėsim. Šiam planas net gal meškeresnį išmest. Bet kaip mes meškeresnį išmesim? Išmesim. Ir šiandien, ir rytoj. Ir pažiūrėsim, kaip rytoj seksis. Jeigu rytojus blogas, tai dar ir poryt. Šiandien turim ką pirmadienį. Galim sau leist. Reikalų. Tai reikia vienam žmogui tiek mantos. Reikia. Nes šiąnakt praneša dirvos paviršių iki -7. Faktas, kad bus 0, bet pasiruošę turim. Turim pečių, turim žieminį kostiumą. Manau, bus viskas gerai. Turim pasiėmę ir kėdę, ir platformą, jeigu pavargsim. Mėgmaišį, kubą, žodžiu. Gerai, toliau daiktus prie kranto ir žvengiam toliau. Mano ramiai ir nelakstysiu gavos, kad per 2 minutės visus daiktus sutysiu. Tai žodžiu, neramiai ir lakstysim. Dabar planas jauką maišyt. Biškį taim lepsiuką, kai bandysiu čia įsistatyti ir važiuojam. Viskas tokios tokelės. 2 botagėliai. Jaukai gyvi, žodžiu. Maišom jauką. Šitaip atrodysim. Nu patogiai nieko negali sakyt. Jau pats ilgės. Pabandysim. Tai į jauką jokio gyvo. Kol kas. Užsimaišom. Ką mes čia užsimaišom, aš net dabar galvoju. Mūsų pamėgtas postančinas. Sweet Bream postančino. Kadangi ilgai sėdėsim, tai dar vienas Sweet Dream postančino.
Gerai, drekinimas. Keli kartai ir jau susimatom nuo denio. Nu, jaukas toks nei geltonas, nei žalias. Sunku pasakyti, tai kol jisai čia atidarinėja savo visas tas čakras, labai krantas papuolęs toks. Mes susirišim inlainus. Sistemus nežinau, parodysiu ar nerodysiu, nu prosto inlainas. A? Dzikelio bus. Pamiršau vieną dėžutę. Tai beriu į vieną, čia manau, čia didelio skirtumo nebus. Gal dar patogiau, mažiau imbarasų. Tai dzikelis ant stalo keliaus. Ką aš čia dar, matiliuko. Irgi ant stalo, bet į jauką dar pradžiai nededu. Keliaujam. Aš pirmai čia taip drąsiai variau. Čia guminius galima daryti. Nežinau, pradžiai toks kampas. Dabar stalą pasiruošiam. Dar antrą tik jaukinimą dariau, šitą drekinimą. Tai dar vieną, man atrodo, reikės, gal nereikės. Pažiūrėsim pagal niuchą ir viskas. Čia kažkaip tai sva. Vos pasiekiau kamerą jungti. Ką? Tegu kelionė prasideda. Tai dar ką norėjau pasakyti, į jūsų sveikatą, už gerus kliovus, truputis Neptūnui, ant žiaurum. Jūs man sakot, kam reikalingas 3 PM stalas. Nu tai va. Tam ir reikalingas, kad tilptų viskas. Na. Viskas sustiguota, žinokit, normaliai. Ai, parodysiu sistemą, tai atvadas kietas. Čia lyg tai 7 centimetrai. Čia yra tokio dumbliuko. Jeigu pateisybei, tai dar nesibraukiau, kas irgi yra klaida. Tada dėsiu... Niekas šiandien nerandu dabar. Čia kaip aš darau, turbūt iš Pizdavos pusė Lietuvos dabar. Dedu atvadą, po atvado karoliukas, gumukas, suktukas ir fiderinė guma. Rišu fiderinę gumą prie suktuko, pjaunu beveik prie pat, palieku šitokį dzibuką ir su žiebtuvėliu pakaitinu. Pakaitinės, šitai va, paspandau ir viskas. Čia amžina ir kad neturėtų to kliuvimo, nes jeigu palieki tokį dziubą, eina tai va fiderinė guma ir tas dziubas, tai suka. Už jo kliūna negerai. Va. Tiesiai ant atvado ir metam. Klipsų nėra išsimėtęs. Nu čia, principė, reikia prasibraukti pažiūrėti. Aš čia žinau viską, bet bus geriau įsitikinti. Jaukas dabar. Kaip ir buvo tikėtasi, reikia 3. Tai jau 3 mes laiko neturim. Va šitai. Čia vis tiek darysiu. Tegu jisai ir neatsidaro visas, bet atsidarys nuo paviršiaus. Nėra laiko, norim žuvauti, žodžiu. Koks skirtumas. Tai deduosi dabar 8 gramų. Nieko šiandien nerišiu, tiesą sakant, šitą jau važiuoja, kur jinai turi važiuoti. Surišim naktį prieš einant miegot, ką reiks. Rizikuoju jaukinimą daryti. Per žuvį leidžiasi šėryklą. Nieko nematau. Kol guli bėgam akinių. O, truputį geriau.
Ryte galinga net lupa meškerį iš rankų. Taip, džiūvėsėlį pamiršau. Kažkiek atgautų. Va, ar čia plaukiantis. Skęstant. Pasitikrint reikia visą laiką, ar plaukia džiūvėsi, žinokit. Tiksliau, ar skęsta. Buvau priveikęs kažkada. Su pavadžiais tokie reikalai, kad neturiu pasiruošęs. Ir čia žinau, kad yra žiauri brofkė, iš tikrųjų. Net šėryklą iškelt sunku, tai pradedu nuo 0,10 ir po pirmo nupjovimo dėsim daugiau. Norėčiau gaudyti su 0,18, bet prie tokių orų čia kaip +10 tik tai. Su 0,18 galim normaliai atrūkyti. 112 numerio. Irgi smulkus mažas variantas. Nu, galim belenkaip iš tikro pirmą žuvį testuoti. Bet būt gerai, kad ne taške bent jau. Kad jinai ten įsigandus. Kaip paukščiai čia va malasi. Neužfilmuoju dar. Apsiramina greit. Į greitą žuklės gerai būtų turėti. Parištų. Nu, bet dar, kol regėjimas nepavedęs, tai viskas gerai. Pavadį plius minus taikiau apie metrą, kaip čia parodys. Nu, bus. Nieką tiksliai nedarau, nes visą laiką rišuosi. Tai dabar jauko. Jaukui jokių priedų nedėsim. Baisu prisižaist. Dėsim ką? Dėsim 2 mateliukus ant kablio ir uždarysim raudonų dzikeliu. Masalas piktai raudonas, labai piktas. Kodėl tokia idėja, nežinau. Kodėl ne? Nu, į tašką įvairavom kažkaip. Dvi meškerės mėsiu vis. Viena rezervė. Pažiūrėsim, jeigu labai prastai su viena seksis šitą, tai dėsim antrą. Valgysiu ridiką. Būsiu didelis kaip ridikas. Kažkaip sugebėjau nusipjaut pavadį, bet jį vis tiek ištrauk. Kažkuriam taške nusipjovė pavadys, žodžiu, tie raudoni neveikia. Nu kaip ir veikia. Matiliai žiauriai nutisti, o visa kita kaip ir gerai. Tai rišuosi naują pavadį ir bandau antrą kartą. Čia nežinau, išlaukimas kokias 5 minutės buvo. Tai. Permečiau paukšt ir nupjovau pavadį, kuris grįžo pas mane. Tai kaip ir pirminė taktika buvo storint. Iškart storinu, kad čia neprisipjaučiau grybą. 0,14 nėra čia dar stora, manau. Vis tiek vanduo, tai matau, kad tamsus. Čia gal prie kranto sukoštas bangų dėl to, bet... Ir kabliuką dar pasididinau. Iš 12 į 10 numerį. Kad valas storinant nepakenks. Ir dabar vietoj raudono dziko baltą dėtų. Aišku, to raudono dar neišbandžiau iki galo, bet turėtų viskas būti gerai. Šį atstumą pasirinkau nelabai patogu. Gan toli gaunasi. Meškeriai tempinėjo, jau bebras toj, man atrodo, man padės įtempt.
matosi, iš čia nesimato. Tai va, su tokia kompanija jau iki sutemimo čia būsim. Čia šitas vietinis bebras nemirtingas jisai. Draugelis. Nei baltas, nei raudonas. Dar vieną širiklėlę metam paprastą ir prasidės jau burtai. Nes jau kažkas netinka. Jo, net neužtysta. Gal raudonas dzikelis tiko. Metam dar vieną. Šiek tiek pradžiuvo jaukas, gal aš ten jo nelabai į tą dugną nuleidžiu. Burtai. Einu pasimsiu kokį mažą indelį. Reikia pabandyti malt, karpyt jau dzikus, nes jau turim beveik 8 valandas ir neturim visiškai nei kibimų. Pirmai mečiau, atrodo, ir per žuvį leidžiasi, kol šėryklą eina, tu uždaužo net. O dabar atrūkyt nusimato. Karpimui radau kažką ant kranto. Visai nieko nepasiėmiau. Pasirodo tokia dėžutė dzikelio. Gal visai nieko. Mažom tokiom. Daugiau kartų karpysiu, bet... Žinot, turiu ir elektrinį matėt, bet pakrauti reikia, pasirodo. Masalas 2 raudoni, 2 balti ir šėrykla, kur ką tik rodžiau. Naras taškė nardo, tai įdomu, čia geras ženklas ar ne? Ženklas tai gal ir geras, bet tai kai jis ten su savo tom kojom prasinė. Nieko, pats judinu. Užmeti tą dziką ir partrauki dziką. Tai žodžiu dabar bandom matilio daugiau. Nu kokius, kiek aš įsivaizduočiau, 10 numerio kabliui. 10 nėra didelis iš tikrųjų. Tik kad storos vėlos, tai reikia masalo daugiau naudoti. Dedam 4 matiliukus ir tą pirmą variantą raudonų dzikeliu už vos kurytės uždarom. Nežinau, tikit jūs ar ne, bet aš tai tikiu. O, tirščiotki užsiveržęs. Gerai, kad pasitikrinau. Jau būtų... Ne pirmas kartas, kaip žuvį mazinam dėl to. Professional. O, karšis. Nugarą kyštelėjo, bet žinokit, 20 metrų atstumė. Geros vielos. Atoros šėryklos. 60 gramų. Mestelsiu vieną prie pat. Aš čia žadu vis. Kabliukas toks. Iš vis nuo kojų gaudimo, čia jis pas mane kažkur likęs. Ilgesniu koteliu. Net nepamenu kur. Čia irgi gyvo čiut kiek likę. Dedam, gerai paspaudžiam, kad ilgiau neišbirėtų. Na ir tradiciškai baltų dzikelių. 2 ir 1 raudoną.
nenoriai veriasi. Kabliukas tai pamylėtas akmenų. Aš kažkur pamenu. Gal netgi tam pačiam Nemune. Nu kokį. Ką žinau, kur klipsas, jeigu bus, nebus. Padarysim, kad būtų. Nesimatavęs nieko. Kažkaip gilį žiūriu. Gilis apie 5 vis tiek yra metrai, netoli 40 metam. Ne 40, tiesa, kokį 3,2. Nu, pažiūrėsim, jeigu volinam žuvį kažkuriam taške, iškart matuoju ant kolų. Jau čia jau prisižadu ir jum, ir savo. Prie pat atstumė kokių 25. Išlindo karščio nugara. Nu, tas tiesus pelekas, nu jau nesumaišysi. Ir čiut palaikęs nugarą apsivertė. O dar galvojau, ar atstumą tolint, ar dar kažką. Nu, pabandom dabar tokį crazy visiškai padaryti. Metam palikojas. Nes jau reikia kažko imtis, nes čia žiauru. Nusipirkom distance kotą ir neišeisim į tolimą. Išeisim. Matau, kad žuvis vartosi toli, žiauriai toli. Aš tiek net nedamėsiu, faktas. Nu, bet šiandien jau paprikolinom, tai paprikolinom. Mostelsiu dabar, nežinau, kiek išeina. Ai, kad kablys nuvalytas. Ir klipsą nuėmiau neatsimatavęs. Va čia va ir yra didžiausia klaida. Jūs tokių mano durnų klaidų nekartokite. Dar dabar, nu viskas, nusiėmėt, ką žinau. Kai bus, tai bus. Šiek tiek į tolimesnę distanciją, dar nesistengsiu permest. Ramiai tai pabandysim. Vis tiek čia gali ganytis karosas, gali viskas čia ganytis, tai viskas čia yra gerai, reikia nepanikuoti dėl to atstumo. Belė kiek metų be atstumo gaudėm ir nieko nepagavom, tai 4 matiliai. Stipriai užspausta širykla. Nu ir dabar atstumą net nežinau, kaip čia mes gal atsistojus net. Oho. Nėra, kad aš čia labai taip toli užmečiau. Bet kokių 70 užmečiau. Bet su tokia širykla tai gal ir normaliai. Čia reikėtų dėtis jau raketą arba tą gūrum. Tai jinai daug geriau skrenda, o čia tokia balvankė su visokiais nesąmonėm. Čia. Bet lengvai metas, dar galėčiau spausti. Įtempti jau sunkoka. Ne, jau čia stovi, viskas gerai, bet... Ką žinau, o čia vdrūk būtų kibimas, tai užsidėsiu klipsą. Dar toliau tai tikrai neisiu. Čia atsistojęs nežadu mėtyt. O, ir iš karto naras į tą vietą prisistato. Nu, ši nesąmonė. Kosmosas. Nežinau, ar galai matosi, bet labai tolima distancija ką tik porą kartų užtempė.
ženklas geras. Saulė va dabar jau ties krūmais, va, tik į akis likus. Nedaug jau liko tos žvejybos, taip sakykim, tos gerosios. Nei pūgžlys kabo, nei masalas. Stengiuosi stipriai užspausti šėryklą, nes jaukas labai greit skleidžiasi. Gal dar atstumę galim pakeisti. Baltą atsikeliu uždėti. Meškerės. Šitą meškerės holderio po žuvies ištraukimo guma poplaukiojo. Jau vanduo šiltesnis už orą, o dar saulė nenusileido. Negerai. Nusimato šerkšnas. O kas belieka? Jeigu tykų. Tykų labai. Žiūrėkit. Laidą įkėliau vakar, o jau yra 160 dalyvaujančių konkurse komentarų. Ar PLA. Gal ne, gal čia atskaičiuoju ir mano, tai gal ne. Bet žodžiu, tikrai aktyvūs esat. Labai džiugu. Dabar atsakinėju į kai kuriuos, nes įkėliau laidą vakar, sekmadienį. Šiandien pirmadienį jau žvejojom kitą laidą, filmuojam, kurioje dovanosim. Tai tiksliau jau padovanojom, nes šita laida išeis jau savaitės gale. Greičiausiai kokį sekmadienį kažkas, arba pirmadienį ryte dėl algoritmų. Tai va, dar viskas laivo atsakinėjimo. Tai visgi tas 160 ar kiek aš ten komentarų sakiau, dalinasi per pusę, nes mano komentarai skaičiuojasi. Žinot, tai nekimba, kaltini masalą, kaltini jauką, kaltini atstumus, viską kaltini, bet pradžiai reikėtų pakaltinti save. Ne masalas, ne jaukai, o tu blogas. Ir va nepaimk pinkelio. Ir jau bus rytoj įkelta kažkas. O, dar sūniškai, tik pinkas dirba. Ja. Yra toks dėksnis pasaulyje. Zapadlo. Šalta, tai tuo eisim, apsirengsim. Jau šviesos visiškai to nebus. Apsirengsim, statysim prožektorius. Ir jau praktiškai žvėjosim savo malonumui, nes nufilmuot negalim. Nebent, bus žuvis užfilmuosiu vis tiek, kad ir kaip ten atrodytų. Gal kažkaip išeis. Ateity planas yra susistatyti prožektorius, bet aš nesuprantu, kaip jie pasidaro visą tą krantą šviečiantį ir žuvį gaudo. Tai va čia va yra nelabai mūsų tema. Kaip čia matosi jau kukliai. Jau nežinom, ko griebtis. Pasistačiau jau namus miegojimui. Bandau dar slieko tą vadinamą voriuką padaryti, kur gabaliukais slieką uždedi. Gal šitas kažką turės, gal atšalo oras. Tai žodžiu, artima distancija dabar va šitaip linkt, bet kirtau ir nieko. Net rankų nepajaučiau. Testuojam šviesą. Save apsišviest galiu.
Nu, žuvį parodyti apsišviesim. Kiek čia galiu? Už šitiek. Čia geltona, čia balta. Nu. Ką, kubė. Šviesa atitaikyta, nefonuoja. Tai žodžiu, viskas. Pasibandžiau. Turim 11 valandų. Turim nieko, net žuvies nečiupinėję. Tai dabar planas eit miegot. Gal kokį bamšpakiuką prasivirsim. Eisim miegoti ir keliamės kokią 4-5 ryto. Ir vėl linguojam. Po 3 PM8. Nu, tegu kelionį tęsis. Aha. Ir dar nemažas sluoksnis. Jeigu patys įvykti dar nieko nesimato, net nešvinta. Tai bandom sėstis ir nebandom sėstis. Ne, ką tu čia sėsi? Ant sieto laikiklis. Nu, aš matau, jums dar nesimato, tai pradedu šėrimą. Kaip čia? Ai, aš nesimatau. Tai žodžiu, oi. Nežinau, kiek yra šalčio, bet po vieną permetimą užklijavo pilnai kilpas. Tai dar nemėtysim, nenoriu sulaužyti galiukų. Bet kamerai panašu dar sunku tvarkytis. O kaip kraštovaizdis švinta. Toj pačioj pusėje vakarai leido saulė ir toj pačioj dabar švinta. Na, bet principe viskas gerai. Žuvis žiauriai sukilus paviršiui, vartosi tai čia kas sekundę. Visur toliau arčiau, čia va prie kojų, iš vis 5 metrų atstumė vartosi žuvis. Tikėkime, kad jinai leisis į apačią ir dovanos. Aik tu. Ar ne dar? Ne, jau per kažką per kietai braukiu. Mazinau. Į brovkę leidau, bet jau kibimas kokio grožio buvo. Tai tik link. Pasistačiau, jaučiau, kad smūgis ir ate. Laukiu. Nežinau, kiek aš čia laukiu. Labai ilgai laukiu. Ir kitą meškerę tasą. Nu čia gražu bus. Ai, surinkau pats. Čia gal. Gal žuvis ir nebus labai verta publikos dėmesio, bet apsižuvint, voje, sportininkai. Apsižuvint jau parodom, kad... Pasakiau tašką, kur mes pradėjo gaudyti, bet o dabar įsipildė. Atvažiavo, iš tikrųjų atvažiavo, davė kablius. Pradėjom žuvauti. Prieš tai buvo rūkimas, buvo blogi seni kabliai. Nebetikam panugrūdį. Labai tu ten nesiskūs. Nu, patys girdi turbūt, kodėl daugiau nefilmuoju. Neįmanoma turbūt nei dėl mikrofono, nei dėl dar kažko. Pažiūrėkit, kas vyksta.
Labai per sunkumus, per vargus ir per bangą. Čia kosmosas. Platformą įsikėliau 20 somų, tai banga dar siekia. Tai jeigu neįkelčiau daugiau nieko, tik tai laimėkit, tai ačiū, kad žiūrėjot. Sveikinu dar kartą nugalėtoją ir viso gero.